Ši video pamoka yra skirta mokymosi tikslams, nesiekiant niekam pakenkti bei nesiekiant materialinės naudos. Pamokoje naudota programinė įranga yra legali ar nelegali, tačiau mes nenorime skatinti piratavimo bei prašome programinę įrangą nusipirkti. Taip pat šios video pamokos kūrėjai neatsako už jūsų pačių sugadintą programinę ir ar kompiuterio ar kurio nors kito elektroninio komponento dalį ar dalis. Gero žiūrėjimo. Sveiki, su jumis GNG mokykla ir Gytis. Šioje pamokoje išvysite, kaip į kompiuterį įdiegti Microsoft Windows 7 operacinę sistemą. Taigi nieko nelaukę, pradėkime. Pradžiai spaudžiame Windows Setup, kelias sekundės palaukime, kol užsikraus pagrindiniai diegimo failai. Atsidariusiame lange pasirinkame operacinės sistemos kalbą, laiko ir valiutos formatus bei klaviatūros rašomąją kalbą ir spaudžiame mygtuką Next, lietuviškai toliau. Spaudžiame mygtuką Install Now, įdiegti dabar. Atsidarius naujam langui jūs matysite galimybę rinktis operacinės sistemos versiją, kurią norite įdiegti. Atsižvelkite į savo procesoriaus architektūros tipą. Jeigu jūsų kompiuteris yra ganėtinai naujas, siūlytumėme rinktis x64 architektūrą. Priklausomai nuo operacinės sistemos laikmenos, kurią įsigijote, šis versijų sąrašas nebūtinai sutaps su sąrašu matomu pamokoje. Šiame lange matome Microsoft programinės įrangos licenzijos sąlygas. Siūlytumėme jas perskaityti, jei jums iškiltų kokių nors klausimų apie operacinės sistemos naudojimo sąlygas. Perskaičius reikia pažymėti varnelę esančią prie I accept the license terms, lietuviškai aš sutinku su licenzijos sąlygomis ir spausti mygtuką Next arba toliau. Atsiradus langui su dviem pasirinkimais Upgrade lietuviškai atnaujinti bei Custom Advanced, išvertus tradicinis įdiegimas, mes siūlytume rinktis pastarąjį variantą. Šiuo metu jūs matote savo kietojo disko skirsnius, kuriuos galima redaguoti. Apie kietojo disko skirsnius kalbėsime kitoje pamokoje. Tačiau, jei jūs neturite papildomų pageidavimų dėl atskiro skirsnio savo failams, norint tęsti, reikėtų spausti tiesiog mygtuką Next, lietuviškai toliau. Dabar matome, kad yra kopijuojami bei įrašomi operacinės sistemos failai. Siūloma jums būti kantriems. Ši diegimo dalis gali užtrukti priklausomai nuo jūsų kompiuterio techninių galimybių. Atsiradus keturioms žalioms varnelėms, kairėje lango pusėje jūsų kompiuteris įspės jūs apie tai, jog jis po 10 sekundžių persikraus. Jei jūs nenorite laukti tų 10 sekundžių, dešiniajame lango kampe galite spausti mygtuką Restart Now, lietuviškai perkrauti dabar. Palaukime, kol įsikraus sekantis diegimo etapas. Kompiuteris rodys, jog atnaujinama operacinės sistemos registro parametrus, bei paleidžia reikiamus operacinės sistemos komponentus tolimesniam diegimui. Šiame lange įveskite norimą vartotojo vardą. Taip pat jūsų vartotojo vardas sutaps su kompiuterio vardu, tačiau jei jūs to nenorite, galite kompiuterio vardą pakeisti žemiau esančiame langelyje. Šiame lange galite įvesti savo vartotojo slaptažodį, kurį reiks naudoti kiekvieną kartą prisijungiant prie Windows operacinės sistemos. Šiame lange jūs turite įvesti licenzijos kodą, kuris turėtų būti komplekte prie Windows diegimo laikmenos arba užklijuotas specialus lipdukas su kodu ant kompiuterio korpuso. Atsiradusiame lange jūsų klausia apie kompiuterio saugumo nustatymus. Mes rekomenduojame spausti pirmąjį variantą Use Recommended Settings, lietuviškai naudoti rekomenduojamus parametrus. Jei nenorite, jog būtų jungti Windows atnaujinimai, galite rinktis Ask Me Later, lietuviškai paklausti manęs vėliau. Šiame lange reikia pasirinkti laiko juostą, kurioje gyvenate, datą bei laiką. Jis dažniausiai būna sukonfigūruotas automatiškai. Šį langą matysite tik tuo atveju, jei jūsų kompiuteris yra prijungtas prie interneto ar vietinio namų ar darbo tinklo, bei jūsų tinklo įranga yra sukonfigūruota naudojimui. Jums reikia pasirinkti savo kompiuterio darbo tikslą, ar tai yra namų kompiuteris Home Network, darbo kompiuteris Work Network, ar tai yra viešo naudojimo kompiuteris ir spausti Public. Dabar matome operacinės sistemos pasiruošimą darbui. Sveikiname! Jūs jau įdiegėte Windows 7 operacinę sistemą ir už šį ganėtinai nesudėtingą darbą neišleidote nei cento. Apie tolimesnį sistemos konfigūravimą žiūrėkite kitose pamokose, o iškilus klausimams galite kreiptis į mus kontaktais, kurias rasite mūsų svetainėje.